svečias Linas Didvalis, Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų specialistas ir kaip matot už jo nugaros ir parašyta Center for Asian Studies. Labai malonu jūs, Linai, matyti ir dėkui, kad sutikote sudalyvauti mūsų šios dienos laidoje. Tai gal pradėkime nuo pirmo klausimo, kurį tikriausiai Gintautas turi paruošęs mūsų svečiui. Na taip, iš tiesų, Linai, malonu ir reikia tik mūsų žiūrovai pasakyti, kad Linas Didvalis yra ir gynęs disertacijas ir daugybę straipsnių ir ekspertų, daugiau dalyvauja kaip Japonijos tyrinėtojas, Pietų Korėjos tyrinėtojas. Bet pastaruoju metu, kiek teko girdėti, jūs įtraukė ir įvairius, pasitarimus ir pokalbius dėl Kinijos politikos. Ir Kinijos politika mus iš tiesų ir mūsų laidos žiūrovus daugiausia domina žiūroje į tai, kas vyksta su Rusija ir su Ukraina. Ir iš tiesų Kinijos interesai mums nėra visai suprantami ir Xi Jinpingo pozicija arba nuostata taip pat nėra aiški, ar čia yra klasta, ar tikra draugystė su Rusija, ar netikra draugystė su Rusija, tikra ar netikra draugystė su Jungtinėm valstijom, ar čia apgaudinėja mus. Ar galėtumėt savo bruožais aprašyti, kokia dabar yra Kinijos užsienio politika šiais klausimais? Taip, ačiū labai, kad pakvietėt, seku jūsų laidą ir labai smagu pačiam dalyvauti ir prisijungti. Ir iš tikrųjų, Kinijos klausimas yra globalus, neatsiejamas nuo daugybės kitų klausimų. Ir daugelis šalių, tame tarpe ir Lietuva, labai paskutiniu metu daug apie tai mąsto, ką neseniai visai Lietuva padarė ir verta tikriausiai paminėti kaip tokį kontekstinį dalyką, kad priėmė Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategiją. Tai Indijos ir Ramiojo vandenyno tokia koncepcija, jinai atsiradus jau per kelius paskutinius metus labai išpopuliarėjusi. Europos Sąjungų yra lygmenių priimtas strategija, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Pietų Korėja, čia galima vardinti daug valstybių, kurios tokią strategiją jau priėmė ir Lietuva prisijungė į šitą klubą. Ir viena iš tos strategijos esmių yra būtent kaip suvienyti iš esmės valstybės, kurios dalinasi panašiomis vertybėmis, panašiai žiūri į globalius klausimus ir kad tos valstybės daugiau bendradarbiautų ir tyliai, kartais garsiau, kartais tyliau yra išreiškima, kad būtent šitas naujasis galbūt toksai alijansas ar jos skatinimas būtų atsverti Kinijos įtaką pasaulyje. Ir Lietuva jungiasi būtent į šitą tokį iniciatyvą ir tai parodo, kad kuria linkme yra mąstoma. Ir aišku, jeigu mes paskaitytume Lietuvo šitą strategiją pirmasis pačias eilutes, ten yra iš karto parašyta, kad Lietuva jungiasi būtent ir ieško panašiai mąstančių valstybių, partnerių dėl to, kad Rusija įsiveržė į Ukrainą ir dėl šito agresyvaus veiksmo. Ir taip pat Kinija paminėta visiškai vėl kitame sakinyje praktiškai dėl Kinijos požiūrių į šitą visą klausimą. Tad čia labai tada viskas tampa labai susieta, globalūs dalykai ir šalia mūsų esantys dalykai. Ir kalbant apie Kinijos ir Rusijos partnerystę, tai jinai yra geroje stadijoje, taip sakykime, geroje padėtyje jau ne vieną dešimtmetį. Per daug galbūt istoriją neverta leistis, nebent galbūt įdomu būtų, bet žinote, kad Sovietų sąjunga ir Kinija turėjo nekokius santykius. Ir tik tai po Sovietų sąjungos žlugimo Rusija ėmėsi atstatinėti santykius su Kinija. Tai buvo labai palankus metas abiem pusėm, nes Kinija 1989 metais, kuomet buvo Tianjimeno įvykiai ir žudynės, buvo sąlyginai izoliuota. Ir sugriuvusi Sovietų sąjunga Rusija taip pat pastatė labai blogą padėtį ekonominių atžvilgių, ypač tad Kinijos ir Rusijos interesai sutapo jau tuo metu ir pradėjo megztis gana šilti ir geri santykiai. Putinui atėjus į valdžią, abi šalys pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuris įvardino labai daug sričių, kuriuose abi šalys pagelbės viena kitai ir vystys įvairius bendradarbiavimo formatus.
Ir tai apėmė ne tik ekonomiką, ne tik švietimą, ne tik kultūrą ir kitas tokias įprastas sritis, bet ir gynybą. Tiesa, abi pusės nepasižadėjo, kad gins vieną kitą, jeigu kas nors nutiktų, tad gynybinis bendradarbiavimas yra sąlyginai ribotas, bet jisai egzistuoja. Ir iš esmės po šitos sutarties pasirašymo 2001 metais tas įvyko. Mes turime paskutinius 20 su viršum metų, kuomet santykiai tarp abiejų pusių yra labai šilti. Ir jie atrodytų šiltėja dėl kelių priežasčių. Visų pirma, čia mes galim dalinti labai daug sluoksnių, kur sutampa interesai Rusijos ir Kinijos. Jie sutampa tiek naratyvo lygmenyje ir vizijos lygmenyje, nes abi pusės pakankamai kritiškai ir labai atvirai paskutiniu metu pasisako prieš pasaulinę sistemą, tarptautinių santykių sistemą surėdytą iš esmės vakarų pasaulio sąlygomis, kas įvyko po Antrojo pasaulinio karo. Abi pusės sutinka, kad pokyčiai turi būti įvedami ir abi pusės sutinka, kad turi dalyvauti Kinija ir Rusija gana reikšmingai šitame procese. Iš tikrųjų, jeigu teko sekti paskutinį vizitą, kurių buvo nemažai tarp Maskvos ir Pekino, kuomet Xi Jinpingas lankėsi Maskvoje ir susitikimo metu labai šilti buvo apsikeitimai ir daug buvo kalbėta apie tą naują viziją, kokią galbūt būtų matoma abiejų pusių. Ir netgi išliko toksai epizodas, kad susitikimas baigėsi, išlydimas Kinijos prezidentas ir tarpdury jie dar apsikeičia keliomis frazėmis. Ir viena iš tų frazių, kurią nugirdo žurnalistai filmuodami, tai, kad Xi Jinpingas sako Putinui, mes stebime pokyčius, kokių nebuvo per paskutinius 100 metų. Ir mes esame tų pokyčių ašis, mes esame stumėjai tų pokyčių. Tad tikrai ir abu nusišypso vienas kitam ir tikrai tai įsiskiria paspausdami ranką. Tad čia toksai vizijos klausimas ir galbūt aš čia baigsiu savo monologą, bet mes galėtume pereiti dar prie kaip konkrečiai kokie veiksmai vyksta, kad abi pusės tą viziją įgyvendintų ir čia galima išplėtoti šitą sritį daug daugiau. Vladimiras Penkovskis, mūsų universiteto buvęs svečias kažkada Leonido Donskio kvietimu su vieša paskaita ir dabar vedantis labai populiarius podcastus, turintis labai aštrų kritinį mąstymą, analitinį gebėjimą. Jis taip pat ir geba metaforiškai, literatūriškai apibūdinti tam tikrus įvykius. Ir šitą mūsų dabar aptarinėjimą vizitą Xi Jinpingo Maskvoje jis pavadino, kad Kinijos imperatorius atvyko aplankyti Maskvos kunigaikščio Pū ir palaiminti jį ir leisti jam toliau dirbti savo Maskvos kunigaikštystėje. Ir tame kontekste jis paminėjo, kad, sako, pažiūrėkite, jau be jokio atsiklausimo Kinijoje išdalinti nauji žemėlapiai, kur Vladivostokas pervadintas ir kiti miestai iki Baikalo pervadinti ir pateikti kaip Kinijos teritorija. O mes patys žinom, kad Sibiras yra ekonomiškai okupuotas Kinijos. Ir reiškia labai daug tokių kitų požymių, kad reiškia muitinės nebėra kinams Vladivostoke, reiškia uoste. Paskui yra labai daug kitų požymių Kinijos tokios švelnių kelių okupacijos Rusijos. Net Garis Kasparovas yra pasakęs, sako, mes visą laiką žiūrime Taivaną. Sako, gal kartais Kinija esant reikalui ir su savo kariuomenė ir link šiaurės, link Sibiro eis. Kaip jūs matote visą šitą kompoziciją? Taip, čia daug tokių techninių detalių galim leistis į, ar yra punktai, kokios patikros, kokios investicinės sąlygos ir panašiai. Tai čia tikriausiai gautųsi labai toksai techninė kalba, bet
žiūrint labai tai bendrai, aš nematyčiau, kad yra interesas Kinijai demonstruoti kažkokią karinę galią, agresiją ir tokiu būdu perimti galbūt kažkokius išteklius iš Rusijos pusės, bet tuo pačiu reikšmingai susipykti ir susigadinti santykius. Tai pritarčiau, kad galbūt yra toksai lėtas ir tylus ir ramus ir per ekonominį bendradarbiavimą išreikštas Kinijos įsigalėjimas gretimose šalyse, čia platesnė prasme galima sakyti, ne tik Rusiją minėti, tačiau Kinija visgi akcentuoja metai iš metų ir iki šiol ir dar kelis metus, manyčiau, tikrai į priekį stabilumą, kad jai reikalingas saugi ir tokia tvarkinga ir kontroliuojama situacija bent jau aplinkiniame regione ir pradėti kažkokius stipresnius žingsnius, kurie sugadintų tą tvarką, ją išbalansuotų, būtų pažeistų interesus pačios Kinijos. Ir ypatingai turint omeny, kokie yra palankus ir pozityvūs santykiai su Rusija šiuo metu, tad Kinija tikrai gali gauti daug iš Rusijos vien tik pasinaudodama esamomis aplinkybėmis, negu kad kažkokią pademonstruodama jėgą ir tokiu būdu įgyvendinama savo tikslus. Prisimenu porą tokių įvykių, kada du tokie garsūs, sakykime, mąstytojai ir geopolitikai kaip Henris Kissingeris, o vėliau Zbignevas Bžežinskis, jie svarstė štai šitą klausimą, kurį mes diskutuojame ir svarstė dar pradedant kokiais 1970 metais. 1972 metais Kissingerį pavyko Mao įkalbėti nusisukti nuo Sovietų Sąjungos, ten buvo ir kitų priežasčių. Bet iš tiesų šitos derybos tarp Jungtinių valstijų tuo metu ir Kinijos vyko ne tik dėl to, kad Kinija nusisuktų nuo Sovietų Sąjungos, bet ir dėl Vietnamo. Ir tas derybos dėl Vietnamo, kol galų gale karas pasibaigė Vietname, užtruko dar gerokai bent 3 metus, nežiūrint rožinių pažadų 72-73 metais. Tai tik rodo, kad tos derybos su Kinija ir aiškinimasis santykių ir jų pažadais užima daug metų, nebūna greitų sprendimų, arba tai pakankamai lėta valstybė. Kita vertus, ir Kissingeris ir Bžežinskis yra kalbėję apie tokį dalyką, kad šiaip Kiniją reikėtų ir Rusijos santykiai mąstyti dar ir įvairių arabų šalių kontekste, tardami, kad arabų pasaulis ir Kinija konkuruos dėl Rusijos. Kitaip tariant, kad arabų pasaulis, Turkija, pavyzdžiui, turkai nėra arabai, bet vis tiek tai yra islamo šalis ir tada vadinasi arabų ir kitos islamo šalis, pavyzdžiui, Turkija ir įvairūs turkų, pavadinkime, genčių turkiškai orientuotų valstybių požiūrių, jie norėtų sukurti savo tam tikrą vienybę ir ta vienybė niekaip nenumano, kad toje vietoje bus dominuojanti Kinija. Ir priešingai, Kinijos invazija niekaip nenumano, kad ten juos nukonkuruos kažkokie kiti dalykai, kai pati savaime Rusija, sako ir Bžežinskis ir Kissingeris, kaip tokia neįmanoma be Ukrainos. Jeigu Rusija neturi Ukrainos, tada ji negalės atsispirti nei šitam islamiškajam pasauliui, kur arabai plus Turkija, nei Kinijos pasauliui. Tada klausimas mano toks yra, kadangi šita visa istorija yra netikėtai turbūt mūsų klausytam giliai įsipynę ir musulmonų arba islamo kraštai, ir mes matome dabar štai šitą Izraelyje įvykius konflikte su Gazos ruožu ir Hamas ir, žodžiu, ir visais kitais. Tai ir Kinija tame irgi kažkokį tai rodo tokį pasyvų, sakyčiau, veikiau dalyvavimą. Tai mano dabar būtų klausimas toks, kaip visame šitame mūsų diskusijos kontekste jūs galėtumėte apibrėžti sudėtingus Kinijos ir islamo šalių santykius. Ar Kinija ir islamo kraštai, jie vis dėlto turi šaltą bendradarbiavimą, tik tai pragmatinį?
ar jie yra linkę kolaboruoti ir sudaryti kažkokias tai sąjungas prieš ten Jungtinės valstijas, ar už Jungtinės valstijas, ar prieš Rusiją, už Rusiją, nesvarbu kaip. Bet kokiu atveju šitas santykis, sakykime, kabutėse, ateistinės Kinijos ir giliai tikinčio islamo pasaulio yra labai neaiškus. Ir atrodo, kad tiesiog konfliktuojantis ir mes visada čia įsivaizduojame, kad yra tik tai Jungtinės valstijos ir yra Kinija ir kažką dar veikia Rusija, bet iš tiesų dar yra milžiniškas kelių milijardų dydžio islamo pasaulis, kur aš apjungiu ir arabus ir turkus. Tai ar galėtumėt bent kiek pabandyti komentuoti, koks čia yra santykis tarp Kinijos ir arabų turkų pasaulio? Na, iš tiesų, didelis klausimas, į kurį sunku atsakyti labai taip apibendrinant ir trumpai, bet paskutinių žiūrint poros dešimtmečių santykius tarp Kinijos ir artimųjų rytų, tai santykiai yra pakankamai pragmatiški, paremti ištekliais, kurių Kinijai reikia kaip pasaulio fabrikui, tai tikrai energetiniai ištekliai yra labai svarbus dalykas. Kinija iš esmės keliauja aplink pasaulį ir derasi su valstybėmis, kurios turi energetinių išteklių, kad gautų prieigą ir geromis sąlygomis. Tai Kinijos įsitraukimas į Afrikos valstybės, ten įvairiausių investicinių projektų pasiūlymas, paskolų suteikimas nemaža dalimi yra paremtas, kiek išteklių turi tos valstybės. Na, labai gražiai sutampa iš tikrųjų žemėlapis, kaip gamtiniai ištekliai ir koreliuoja su paskolų kiekiu gaunamu iš Kinijos. Tad su artimaisiais rytais santykiai yra gana panašus, tame visų pirma labai pragmatiški, kalbant apie ekonominius ryšius. Kitas galbūt kampas, kurį galime pamatyti, tai kad santykiai pereina į gerus, šiltus politinius tuomet ryšius, nes tamprūs ekonominiai ryšiai suteikia daug galimybių bendradarbiauti, kalbėtis ir rasti kitų sąlyčio kampų. Tad artimieji rytai iš savo ideologinės, taip sakykime, gal pusės, kad tai nėra demokratijos, tai yra režimai, kurie galbūt rezonuoja su Kinijos komunistiniu režimu, lengviau rasti kalbą tarpusavyje, tą mes galime matyti ir tikrai buvo daug ir vizitų aukšto lygio iš abiejų pusių. Ir tie vizitai tada išauga į dar tolimesnės diskusijas, kokios galėtų būti investicijos, kokie galbūt galėtų apsikeitimai technologijomis būti, tai visa tai vyksta. Ir Kinijos ir artimųjų rytų suartėjimas, jisai matomas pakankamai aiškiai ir ryškiai. Bet vėlgi, jeigu išnyktų artimuosiuose rytuose nafta kaip išteklius, manau, kad Kinija tikrai kitaip pažiūrėtų šitą regioną ir neteiktų jam galbūt tokios reikšmės didelės, kaip teikia šiuo metu. Ir galbūt paskutinis tokia detalė, kuri ateina į mintis kaip paminėtina, tai kad egzistuoja tokia organizacija kaip Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija, kuri inicijuota buvo Kinijos ir Rusijos iš esmės, bet išaugo šiuo metu į daugiau, jeigu nesuklysiu, dabar 9 valstybės berods yra. Viena iš naujausių narių yra Iranas beje, kas galbūt atrodytų keista, bet tokia yra organizacija ir tokie nariai. Ir Turkija taip pat yra pasiprašysi būti stebėtoja ir dalyvauti tokio kaip svečio teisėmis. Ir tai atrodytų, kad ši organizacija atraktyvi yra ir kitom artimųjų rytų valstybėm, tad gali būti, kad mes pamatysime ir daugiau narių netolimoje ateityje iš šio regiono arba stebėtojų. Tad Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija jau yra šiek tiek daugiau negu tiesiog ekonominiai ryšiai. Čia atsiranda bendradarbiavimas tokiose srityse kaip karinės pratybos, pavyzdžiui. Ir tai jau šiek tiek kilsteli tą bendradarbiavimą į kitą lygmenį, į saugumo lygmenį. Tad ryšiai, manau, tikrai gali būti, kad jie stiprės toliau. Man rūpi jūs pakalbinti, Linai, ir kaip japonistikos specialistą, neseniai ir grįžote iš Japonijos ir
tikriausiai ne pirmą kartą ten stažavotės, gal ir ne antrą. Kaip jūs, palyginus Japoniją su Vokietija? Vokietija ir Japonija po antro pasaulinio karo ėmėsi tos atgailos ir savirefleksijos, kasgi vis dėlto atsitiko su jų kultūra, kad ryžosi tokiam, reiškia, kraštutiniam nacionalizmui ir buvo pasaulio blogis ir perėjo į tokio pacifistinio avinėlio, reiškia kailį. Ir štai dabar matome Vokietijoje bręstantį suvokimą, kad su Rusijos grėsme ir su karu Ukrainoje prie ES ir NATO sienų pacifizmas toli gali nebenuvesti. Ir štai kaip tada dabar japonai tada elgiasi kitoje žemės rutulio pusėje prie Kinijos ir prie Šiaurės Korėjos, kuri laikas nuo laiko demonstruoja agresyvumą, raketas paleidžia virš Japonijos salų teritorijos. Koks ten sąmoningumo lygmuo? Galų gale, gal ne ką tik politikai kalba, gal kavinėse ar kokioj suši vietoj Tokijo girdėjote ir žmonės kalbant, kokios ten vyrauja nuotaikos tendencijos šio klausimu? Taip, iš tikrųjų, Japonijos naujienas seku, kaip tik šįryt įsijungiu pasižiūrėti, kas vyksta, ir viena iš pirmųjų naujienų, kad šiąnakt Šiaurės Korėja paleido raketą, kuri nukrito šalia šiaurinės Hokaido salos Japonijos. Tai tikrai klausimas labai gyvas ir aštrus. Pati saugumo situacija taip pat kelia daug nerimo Japonijai. Apie tai yra daug kalbama įvairiais lygmenimis, būtent dėl Kinijos augimo, pastaruoju metu, aišku, dėl visiškai pašlijusių ryšių su Rusija, bei Japonija ilgą laiką turėjo viltį, kad santykiai su Rusija galėtų būti pakankamai geri, nes lig šiol Japonija su Rusija neturi pasirašiusi taikos sutarties, vis dar yra nespręstas antro pasaulinio karo netgi klausimas ir užbaigimas, ir tas sutartis nepasirašyta dėl šiaurinių teritorijų. Tai yra dar šiauriau negu Hokaido, paskutinė didžioji Japonijos sala, yra tolimesnės salos, toliau pereinančios į Sachaliną. Ir dėl tų salų yra nesutarimas, Japonija siekia kai kurias jų susigrąžinti. Ir, čia jau dešimtmečiais besitęsiantis klausimas, kuris buvo įvairiai bandoma ir gražiuoju, ir diplomatiniais, ir įvairiausiais ekonominiais pažadais galbūt netgi nupirkti Rusiją, kad jinai perduotų tas teritorijas, bet panašu, kad dabar jau visos viltys yra užgesintos ir geresni jokie santykiai su Rusija nėra įsivaizduojami. Tad aplinkui tikrai daug įtampų ir Japonija turėjo, žinoma, tą paveldą palikta Jungtinių Amerikos valstijų po antro pasaulinio karo, priimta konstitucija, iš esmės parašyta amerikiečių rankomis, ir ten yra 9 straipsnis, kuris sako, kad Japonija negali turėti pajėgumų karinių ir naudoti jų siekiant tarptautinių tikslų savo. Tai dėl šitos apribojimus Japonija labai išradingai iš esmės apeidinėja jau ne vieną dešimtmetį, ir Japonija iš tikrųjų turi savo gynybinės pajėgas, jas vadina gynybinėmis būtent pajėgomis, kad jos skambėtų gražiau ir geriau ir atitiktų labiau konstituciją, kurios yra be didelės ir išlaidos Japonijos gynybai yra vienos iš didžiausių pasaulyje bendra visa apimtimi, nes Japonija didelė ekonomika, gali sau leisti daug ką. Ir tuo pačiu paskutiniais 15-20 metų mes galime matyti taip pat tokius labai atsargius žingsnius, kaip Japonija bando atlaisvinti savo tas surištas konstitucijos rankas, kad galėtų savo gynybinės pajėgas naudoti įvairesnė paskirtimi ir bendradarbiauti su savo partneriais pasaulyje. Tai čia Jungtinės Amerikos valstijos visų pirma, kurios spaudžia Japoniją įvairiais būdais, kad Japonija turi prisidėti prie įvairiausių mūsų tarptautinių koalicijų ir paremti mus. Ir Japonija bando atliepti būtent tai, kaip pavyzdys yra, pavyzdžiui, priimti nauji įstatymai, kuriais papildomai interpretuojama, ką reiškia gynyba Japonijai.
kokiomis sąlygomis Japonija galėtų sakyti, mes ginam save, net jeigu tai vyksta už Japonijos teritorijos ribų. Tai čia atsiranda labai tokį vėlgi laviravimą interpretacijos. Ir galbūt vienas iš paskutinių ir aktualiausias Ukrainai, tai tikriausiai svarstymas Japonijos viduje yra, ar Japonija galėtų prekiauti ginklais ir paremti kitas valstybės savo technologijomis karinėmis. Ilgą laiką tai buvo tabu, tai buvo uždrausta iš esmės, bet paskutiniai keli metai vėlgi lėmė tas naujas interpretacijas. Japonija šiuo metu jau derasi dėl ginklų tam tikrų technologijų perdavimo kai kurioms šalim, kurios yra vertinamos kaip Japonijos glaudūs partneriai ir draugai. Ukraina nėra tarptų glaudžių partnerių vis dar, bet šiuo metu iš tikrųjų paskutinės vėlgi šių dienų naujienos, kad parlamentas Japonijos svarsto ir pradėjęs diskusijas, kaip galėtų vėl interpretaciją kažkokią naują suteikti, kuri galėtų perduoti ir Ukrainai karinę pagalbą. Nes iki šiol Japonija gali pasigirti, kad yra pažadėjus labai didelės sumas pagelbėti Ukrainai, bet visos šios tos sumos keliauja į humanitarinės pagalbos sritį arba perduodant labai, sakykime taip, elementarius dalykus susijusius su kariniu sritimi, kaip kad šalmai, pavyzdžiui. Ir taip pat Japonija yra labai daug pažadėjusi, kad prisidės prie Ukrainos atstatymų, kaip baigsis karas. Tad Japonija tokiu būdu bando parodyti, kad mums rūpi ir mes esame jūsų pusėje, tačiau tam visa vidinė politika yra pakankamai pribota ir neleidžia Japonijai padaryti tiek, kiek mes galbūt tikimės. Ir galbūt paskutinis dar tokia komentaras Japonijos tematika, tai kad neseniai vykusiame Vilniaus NATO samite tikriausiai teko sekti ir girdėti šitą diskusiją, kad galbūt reikia atidaryti atstovybės, NATO atstovybės kitose šalyse, kurios būtų už NATO šalių ribų. Ir Japonija buvo pats pirmasis būtent tas diskusinis laukas, vieta, kur galėtų atsirasti atstovybė NATO. Ką jinai darytų, ta atstovybė niekas negalėjo taip labai aiškiai įvardinti ir ką tai reikštų pačiai Japonijai. Tai buvo toks simbolinis galbūt žingsnis, kuris vestų į tolimesnį išvystymą šitokio bendradarbiavimo, naujas galbūt formatas kurtųsi. Tačiau pačios NATO valstybės nesutarė. Čia Prancūzija buvo viena iš garsiausių, aišku, balsų, nepritarusių tokiam žingsniui, kad tai būtų per daug ir jau peržengiamos ribos. Tad Japonija savai buvo nusivylusi, kad nebuvo pasiektas šitas naujas žingsnis bendradarbiavimo. Ir tai ir akmenėlis ir į NATO daržą, tuomet, kad kai kurie partneriai, kurie norėtų daugiau prisidėti, yra sutinkami ne iki galo taip entuziastingai. Tad Japonija ieško galbūt ir kitokių būdų, kaip paremti Ukrainą. Linai, ar neatrodo čia toks paradoksas, žvelgiant truputį ir istoriškai, kad pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, spaudžiant Jungtinėms valstijoms, ne tik Jungtinėms valstijoms žinoma, dvi šalis, kurios iš esmės galėjo užtikrinti, reguliuoti pasaulio būsimąją raidą, tokios kaip Vokietija ir Japonija, jos buvo išmestos iš to, sakykime, joms buvo atimtos galimybės būti labai aktyviais pasaulio raidos reguliatoriais arba ašimis. Išties abi šalis buvo nukenksmintos ir ilgą laiką tokioje būklėje ne tik buvo, bet atrodo, kad toms šalims netgi patiko neleisti pinigų gynybai, nedalyvauti aktyviai tarptautiniuose kariniuose konfliktuose, manant, kad šitos šalis yra taip smarkiai nusidėjusios, tuo tarpu paliekant didžiulės galimybės priešingai jų, sakykime, nekentėjams, pavyzdžiui, Kinija atvirai, švelniai pasakius, nemėgsta ir blogai prisimena Japoniją Antro pasaulinio karo metu ir daug kur vadovėliuose aprašinėja pačiais blogiausiais žodžiais, taip pat kaip Rusija aprašinėja nacistinę Vokietiją, nesiskiria praktiškai ta retorika ir šitos šalis nedalyvavo būtent demokratinėme ginklavimosi procese. Aš kaip tik dabar pabrėžiu demokratinės šalis. Ir dabar mes štai susidurėme
su dviem tokiais čia jau jūsų paminėtais komentarais. Vienas komentaras, matome pragmatinius ar net švelnius ryšius tarp Rusijos, Kinijos ir artimųjų rytų arba plačiau, tai būtų ir viso turkiško pasaulio, ir arabiško pasaulio, ir dar plačiau musulmonų pasaulio. Tai vadinasi, iš esmės, jeigu tik tai Indija iškrenta iš viso šito konteksto, bet tai apjungia mažiausiai apie 2,5–3 milijardų žmonių. Yra grandiozinis žmonių skaičius, kuris galėtų būti Kinijos konsoliduotas, jeigu jie labai stengtųsi ir norėtų. Kai tuo tarpu dabar Ukrainai, kai reikia pagalbos ir pradeda strikti amerikiečių sprendimai ir galvojimai, ką daryti ir kaip daryti, staiga pasirodo, kad Japonija nieko negali daryti, nesusaistyta savo pačios konstitucijos ir daugiametės politikos, bet ir Vokietija nieko negali padaryti, nes galų gale pasirodė, kad jos gamyba senai arti karinė gamyba yra labai menka ir tam vien tik tai tam, kad jie pajudintų savo karinę gamybą, jiems reikia metų ir metų. Ar net kaip pačiam atrodo šitoje perspektyvoje, ar Kinija gali naudotis tokia vakarų demokratijų silpnumu? Ar Kinija naudojasi vakarų demokratijų silpnumu? Taip, žinoma naudojasi, nes iš esmės vėlgi bendras dalykas, visos šalys ieško kaip savo interesus įgyvendinti tarptautinėje erdvėje. Tai čia nieko unikalaus, kad Kinija taip pat žaidžia pagal tą patį principą. Ir Kinija, daug vilčių buvo sudėta į Kiniją, žinoma, kad jinai pasiektų dabartinę savo ekonominį išsivystymą ir galę. Tai tiek Europa, tiek Jungtinės Amerikos valstijos, demokratiškas pasaulis, taip vadinkime, tikrai daug prisidėjo ir turėjo tą viltį, kad pasiekus tam tikrą ekonominio išsivystymo lygį, Kinijos gyventojai, jie norės demokratijos, jie norės laisvių, jie norės pakeisti savo visą sistemą ar valdžią ir tokiu būdu bus Kinija vienas iš didžiųjų demokratijų. Tai neįvyko, daug priežasčių, tikrai Kinijos komunistų partija turi labai daug įvairiausių, taip sakykime, įrankių, kaip tai pasiekti. Ir mes turime, ką turime, tą viltį tokią tikrai subliuškusią ir pavirtusią į visai kitą paveikslą. Ir tai, kad Europa turėjo tos svajonės, taip sakykime, ir nesiruošė kitokiam scenarijui, tai atsiliepia šiuo metu ir mes matome tą ir sąstingį, ir negebėjimą, ir nenorą imtis stipresnių žingsnių, kurie apgintų Ukrainą šiuo atveju, bet tuo pačiu tolimesnėje perspektyvoje apgintų ir kitas demokratiškas valstybės, kurios atsiduria grėsmingoje padėtyje. Ir tuo pačiu siūstų signalą agresyviem režimam, kad jūs tokiu būdu nepasieksite savo tikslų. Tai čia didelis tikrai nusivylimas yra, manau, ir iš mūsų perspektyvos, Lietuvos perspektyvos, kurie tuos dalykus daug garsiau ir aktyviau kalbėjo ilgesnį laiką negu kad kitos valstybės. Ir aišku, tas atsibudimas vyksta ir šiek tiek optimizmo galima įnešti, kad tiek Europos valstybės atgaivina kai kurias savo pajėgumus, kurie buvo sumažinti. Galime įnešti optimizmo taip pat paminėdami Pietų Koreją, kuri nuskambėjo visiškai neseniai, nes statistika buvo atverta ir parodė, kad tai remia Ukrainą kai kurie tipo ginkluotė daugiau negu kad visa Europa sudėjus. Tai tie pajėgumai tikrai egzistuoja, juos reikia mobilizuoti, reikia juos kažkaip panaudoti ir netgi Japonijos atveju. Tai yra stipri ekonomiškai valstybė, kuri gali galbūt rasti greičiau ir su kažkokiu paskatinimu iš Europos pusės ir Amerikos pusės būdus, kaip finansiškai nukreipti tuos srautus, kad jie būtų panaudoti ne kažko hipotetiniam tam atstatymui Ukrainos, kuris kokiam stovyje bus ta Ukraina po dar po mėnesių ir metų, o kažkam, kas galėtų ginti Ukrainą šiuo metu. Tai čia daugiau tikrai reikia iniciatyvų generuoti ir
išnaudoti tos pajėgumus, kuriuos turime. Bet taip, aš pritariu tikrai. Kinijai matydama atsaką, kuris buksuoja, kuris užtrunka, tai duoda papildomo tokio pasvarstymo ir strategavimo pačiai Kinijai, o jeigu mes kažką panašaus, o jeigu Taivanas ir kaip tai atrodytų praktikoje, kokia būtų reakcija, koks būtų atsakas. Kinija iš tiesų stebi, kas vyksta Ukrainoje labai akylai ir tai naudoja kaip pamokas, kaip efektyviau perimti kontrolę tam tikrų teritorijų ir kaip naudotis tomis sąlygomis, kurios yra. Tai iš tikrųjų Europos vangumas, jisai Kinijai yra savaip įkvepiantis. Truputį tiesa, Kinija neskuba priimti kažkokių sprendimų, nešoka greitai vykdyti kažkokių veiksmų, bet renka informaciją. Ir čia mes galim duoti kažkokį signalą, kad viskas klostysis kitaip, negu kad įsivaizduojam.